Prašyčiau, kad tas pilietis, aš jo nepažįstu, pateiktų darbuotojo pažymėjimą. Va tokį kaip jūs. Taip, teisingai. Šitas, jisai prie jo, kas jis toks? Pateikit bilietą. Kam aš turiu pateikti? Man prašom pateikti bilietą. Šitas žmogus iš manęs reikalavo... Ne, aš noriu šito žmogaus pažymėjimą. Prašom nesidirbinėti, bendrauti su manim dabar. Kviečiam policiją. Kam mums kviesta policija? Todėl, kad jis nelegalus darbuotojas, neturi pažymėjimo. Nelegalus darbuotojai. Pažymėjimą pateikit. Nu, todėl, kad bilietėlio prašyt iš manęs. Yra žmogus su pažymėjimu. Prašau pateikti pažymėjimą. Dar kartą kartoju. Šito žmogaus prašau. Aš už jį pateikiu. Man to neįdomu. Šitas žmogus prie manęs ką tik reikalavo bilietą. Aš už jį pateikiu. Jūs manęs neįdomu. Kodėl jūs įsidirbinėjai? Prašau, kodėl visi pateikė leidimą? Kodėl visi pateikė? Jie nežino įstatymų. Ką jūs norite pavaizduoti, jūs man paaiškinkite? Jie nežino įstatymų. Ką jūs norite pavaizduoti? Pateikė pažymėjimą ir autobusas važiuoja. Dabar man prašom, jūs privalote man pateikti. Ne, šitas žmogus, ką tik... Prašom skaityti, aš dabar reikalauju. Man to neįdomu. Man pateikit. O prašau pateikti. Man prašom pateikti. Neteikti. Daug skandinį. Man prašom pateikti bilietą. Tegul parodo darbo pažymėjimą. Skaitykit, man aš rodau savo. Kur šitas žmogaus pažymėjimas? Aš rodau savo. Kur jūs pažymėjimas darbuotojas? Jis ir su manim kartu. Ne. Jam nereikia. Yra vienas... Tai jis nelegalus darbuotojas. Legalus yra. Pažymėjimą. Ar taip sunku pažymėjimą parodyti? Jis neturi jo, jūs suprantat. Vienas vyresnysis. Va, vienas turi. O jūsų pažymėjimas? Irgi neturi. Yra vienas. O gražumas. Irgi pažymėjimo neturi darbo. Taip. Turi. Parodykit. Yra va, žiūrėkit. Ne, jūs parodykit darbuotojo pažymėjimą. Ar jūs žinot, kad... Aš žinau, labai gerai. Aš viską... Ne. Viešas asmuo. Viešas. Mūsų ne. Aš galiu. Šiuo atveju yra pažeidimas. Pažeidimą fiksuoti galima. Jums pateiksiu. Kur jūs pažymėjimas? Man pateikite dabar. Paaiškink, kodėl darbuotojai be pažymėjimo. Man reikia kreiptis į KKT, ten jums viską paaiškins. Kreipsimės. Jų taisyklės yra. Visi 3 darbuotojai neturi Yra pažymėjimo. instrukcijos, net va. Ne, žiūrėk. Instrukcija aiškiai parašyta. Kodėl jūs turite pažymėjimą? Man pateikti. Dėl to, ką vienas turi. Vienas ir vyresnis, o kitiem nereikia. Privalot visi turėti. Visi privalot. Mes žinom. Visi privalo. O iš kur žmogui žinoti, kad jūs darbuotojas? Ir apranga, viskas yra. Apranga aš nusipirku turbūt aprangą. Man reikia įsidirbinėti visi, kad žmonės, būt nereikia įsidirbinėti. Geros dienos turite. O taip kitą kartą turėsite pažymėjimus.